Pirmam skaitinį girdėjom perspėjimą kunigams. Turbūt jau įsiklausėt į žodžius. Sako, jeigu negerbsite Dievo vardo, jeigu suvedžiosite daugelį savo mokymų, sulaužysite sandorą, taip sako Dievas, aš jūs paniekinsiu ir pažeminsiu visos tautos akivaizdoje. Nu dabar kritikuoja daug kas kunigus. Ir žinot, mums kartais atrodo keista, galbūt jums, tikintiesiems. Ir šiaip, kunigas tarsi tas, kur atnašauja auką tokiam santykyje artimesnėme su Dievu. Ir štai perspėjimai jam, jau Senajam testamente, prieš daugelį metų, kad netitinka Dievo valios, netitinka kunigiškojo įvaizdžio, pažeidžia įstatymą, nedorai elgesį ir panašiai. Daugelį vietų Senajam testamente šitie perspėjimai yra, Šventajame rašte pabrėžti. Vadinasi, nėra taip lengva išlikti ištikimu Dievui, neskaitant, kad tu ir mišių auką aukoji, arba kad tu su Dievu iš esmės bendrauji kiekvieną dieną maldoj, arba kad tu esi savo gyvenimą Dievui pavedęs ir paskyręs. Tie žodžiai atrodo, mes visi tam pasiryžę, bet įspėjimai kyla ir jeigu žvelgiam šiandieniniai visuomeniai, tai irgi girdėm įvairių tokių, kaip sakant, išaiškintų negerų dalykų, sudėtingų dalykų. Turbūt kažkur tai ir tiesos yra. Kažkur galbūt, aišku, yra ir perdėta, žiniasklaidos yra kalbėjimas, bet yra kažkas, kas neveikia. Tai nėra taip paprasta. Ir šitas perspėjimas, aišku, be abejonės yra skirtas kunigams, kas be ko, bet taip pat yra skirtas ir jums tikintieji, dėl to, kad, žinot, jeigu kunigams yra nelengva atlaikyti ir pasitaiko nuodėmių ir blogybių, tai jums ko gero irgi nėra taip jau lengva ir paprasta. Išlikti teisingam, doram žmogui ir vadovautis Dievo mokymu ir gyventi jo sandaroj. Nėra taip paprasta. Nors kartais mes visi galvojam, viskas gerai. Nors turbūt ne viskas gerai mūsų gyvenimuose ir yra. Ko nori Dievas? Aišku, kad nori mūsų teisios ir mylinčios širdies. Kas be ko? Antrajam skaitinyje ir buvo tas idealas Šventojo Paulio nupieštas ir pateiktas. Sako, mes buvome švelnus tarsi motina jums, globojanti savo kūdikius. Mamų, žinot, kas tai yra, ne? Švelnumas, kaip jūs savo kūdikius, tuos mažiukus mylit, ne tik mažiukus, ir didelius savo vaikus, ypatingą pagarbą ir meilę apgaubėt. Tai sako Šventas Paulius, mes buvom tokie, mes rūpinomės jumis. Taigi netgi savo gyvybę buvome pasiryžę paaukoti. Štai idealas, ne? Matom vienam skaitinį perspėjimas, jūs netitinkate Dievo noro, jūs nuklystate, jūs nusikalstate ir Naujajam testamente Šventas Paulius pateikė tą idealą. Ir žinai, tu turi paprasčiausiai, ką Dievas nori, kad tu gebėtume vertinti savo situaciją. Kokioj padėty, kokioj situacijoje esi. Negyventum iliuzijoje, bet matytum, kas per žmogus esi ir ką reikia pataisyti, kas yra tikrai, ką reiktų sutvarkyti. Tai tokie, aišku, mums šiandien yra Dievo perspėjimai arba paliepimai skirti mums visiems. Taigi matyti tiesą, matyti iš tikrųjų, kas mes esam, tai toks yra galbūt geras žingsnis dvasiniu keliu, pamatyti. Tai nereiškia, kad dar mes ir padarysim viską pamatę, kas pas mus nėra taip jau ir gerai.
nereiškia. Dar bus, turbūt daug jėgų pareikalaujantis kelias, kurio turėsim žengti ir įveikti savo silpnybės bei nuodėmes. Ir tinka visiems. Nes kada mes matom savo silpnybės, žinoma, kažkaip jas pateisinam, kažkaip įsisukam. Evangelija mums kalbėjo tikrai tokius aktualius dalykus. Sako, jie kalba, bet nedaro. Irgi nukreipta į fariziejus, bet ne vien tik. Labai gili ta Evangelija yra šiandien. Žiūrėkit į visus žmonės, kurie turi kalbėti tiesos žodžius, turi kalbėti, kaip reikia gyventi. Paprasčiausiai, žiūrėkit, jūs tėvai esat, arba jau esat seneliai, vaikus turit, anūkus turit. Ir jūs ką kalbat? Kalbat visą tai, ką geriausių norit išmokyti savo vaikus doro ir gero gyvenimo. Ar visada jūsų kalbėjimas atitinka, jūsų žodžiai atitinka veiksmus? Ne visada. Mes susiduriam su savo, kaip sakant, ribotumu ir matom, kad pakalbėti yra žymiai paprasčiau ir lengviau, o kada reikia padaryti, nebeišeina. Numojam ranką, nekreipiam dėmesį. Ir visi ką mes darom? Akis sustatom, jis taip elgiasi ar nesielgia, suprantat? Kodėl taip mes darom? Kodėl mes taip darom? Jeigu jis kalba ir nesielgia, tai ir aš taip pat galiu daryti. Suprantat, iškart turiu motyvą, kad jeigu jau jis nedaro, ką šneka, tai ką man bedaryti. Tai aš jau dar blogiau galiu elgtis ir taip toliau. Mes padarom tam tikras išvadas, suprantat, matydami, kad žmogus netitinka to idealo, apie kurį kalba. Tikrai mums gerų žodžių be abejonės reikia. Jūs patys žinot, mums reikia išgirsti gerą žodį, padrasinimą. Mums kas be ko reikia ir pavyzdžio. Jeigu jau tas pavyzdys yra geras dar ir kalba ir elgesi, tai yra tas tikrai idealas žmogus, su kuriuo mėla bendrauti, kuris yra pavyzdys, kuris įkvepia visais būdais ir tu tada pradedi norėti panašiai gyventi. Žiūrėkit, kartais kas nors pasako arba ir elgesi teisingai ir tu pagalvoji, aš taip nei kalbėti moku, nei elgtis man taip išeina, bet norėčiau. Žinot, mumise giliai užgimsta toks troškimas, norėčiau padaryti tą geresnį. Ir tas pamažu mus kaip stumia pirmyn, stumia į gėrį, mus skatina, mus ugdo. Tad jūsų kalbėjimas vaikams, savo aplinkoje, kaimynams, bendradarbėms ir visa kita yra būtinas ir reikalingas. Gerų žodžių visi esam pasigėdę, bet Jėzus šiandien pasako, jeigu tik tai kalbėsit, bet nedarysit, būsit kaip fariziejai. Išsiugdo tas fariziejiškumas, nes pakalbam ir nedarom. Tai kalbėjimas visada, taip, yra įpareigojantis. Ir tu visada, kada kalbi, pasitikrina, o kaip čia man dabar, ar taip išeina elgtis, ar taip išeina daryti. Ir žinoma, kad neišeina. Žinoma, kad prasilenkiam su tiesa ne vieną kartą, bet vis tiek tu taip save pagaut turi. O reikėtų. Tai kiekvienam žmogui skirtas šitas yra Jėzaus paliepimas, kad turim kalbėti ir turim veikti ir daryti taip, kaip mes kalbame. Bet čia yra problema, čia yra sunkumas ir paprasčiausiai Dievas į tai atkreipia dėmesį. Mūsų prigimtį jis žino, mes žinom, jis žino, kaip mes esam padaryti. Ir jis atkreipia dėmesį. Dėmesio šitoje vietoje galit suklupti. Pakalbėti bus lengviau, padaryti bus sunkiau. Atsargiai. Taigi, ką reiškia? Reiškia, darykite taip, kaip kalba. Darykite. Nekreipkite dėmesio, jeigu kartais kas nors nepasielgia taip, kaip turėtų pasielgti. Jeigu gerai kalbėjo, bet blogai padarė, tegu nebūna jums tas blogas pavyzdys kelias į kažką tai negero. Jūs
elkitės, kaip sako Dievas šiandien Evangelijoje savo, taip, kaip žmonės sako. Ir tai yra pagalba kiekvienam iš mūsų. Tai yra pagalba. Tai yra pagalba. Bet taip tam tikra prasme ir išbandymas. Ir paskutinė mintis. Žiūrėkit, ar jūs esat pastebėję tokį dalyką, kad apie gėrį mes kalbam, stengiamės, šnekam ir norim, kad jis būtų mūsų širdyje, norim, kad mūsų gyvenime būtų. Dedam daug pastangų. Pasiseka daugiau, mažiau, mes esam skirtingi. O blogis. Žiūrėkit, apie blogį niekas nekalba. Bet visi daro. Daugiau ar mažiau. Visi daro, bet nekalba. Nutylim, nepasisekė kas nors. Niekas nereklamuojasi, nesako nieko, kad tą blogai padariau. Ir iš pažinties dabar žmonės bijo beiti, iš vis sumažėjo. Kodėl? Padariau tą, įvardinti reikia, dar pasakyti reikia. O Dieve mano, kaip čia nepatogu, ką apie mane pagalvos ir taip toliau. Mes nekalbam, nors daro mane. Jau blogis jis yra pasislėpęs. Jis yra pasislėpęs, užsimaskavęs ir jis yra užsimaskavęs po gėrio kaukę. Tai aišku, Jėzus tai vardina kaip veidmainystę, po gėrio kaukę. Pavyzdžiui, dabar karas vyksta, jau seniai vyksta Ukrainoje karas ir dabar Izraelis pradėjo irgi bombarduoti, karas vyksta. Didžiausios blogybės, kokios tik be gali būti, žudo žmonės. Kaip kalba, kiekvienas tas agresorius kalba gražiai. Nori tikinti, kad jie daro gerą darbą. O taip nėra. Tai štai kaip yra viskas taip gana pakankamai komplikuota. Blogis pasislepia, apie blogį nekalbam, bet darom. Tuo tarpu gėris, mes visada jo norim, kalbam, bet jį yra sunku išpildyti. Taigi Dievas kalba mums šiandien Evangelijoje apie gėrį. Jeigu mes gebėsim atskirti ir suvokti, ką mes kalbam ir kaip mes elgiamės, turbūt gebėsim suvokti, kur yra gerai, kur yra blogai. Kaip žmonės kalba ir kaip elgiasi. Ką kalba ir ką daro. O šitas suprasti yra gerai, bet kaip minėjom, nesekt, atskirt tiesą. Nesekt blogais darbais, nepateisintų blogų darbų. Bet patys esame kviečiami, neskaitant to, kad jie kalba gerai, arba kad mes kalbam gerai, bet darom blogai, arba su tuo susiduriam, mes turim elgtis gerai, kad ir ką bekalbėtų. Taigi karo, netaikos, priešiškumo, susiskaldimo turim vengti visais būdais. Toks yra Dievo paraginimas ir tegul Viešpats mus globoja mūsų pasiryžimuose. Amen.